dusk till dawn, I turn my speakers on. Why they wanna play with the king? I told them meet LeBron. There's darkness in my city, wrong moves and you won't see the sun. They be talking loud but never been where the creatures hunt. And bleed for this dream, so why your eyes closed but running through the pain? Look at me and now my strides go. Every single scar on my skin, another milestone. Battles in the dark came out shining with the lights on. Look, but I don't think they listening. I don't think they heard me. I don't think they listening. Nah, I don't think they heard me. As above, so below. So it goes, so it goes. Try not to disrupt the flow. Be water, let it go. Cause underneath it all it's empty. You'll have to wait and see for yourself. Cause all this glamour can be tempting. And in the end it's you and no one else. Cilindras neveiktų, reikia pažiūrėti. Visada ar tik tai ant... Nu, nežinau, atrodo visada, gal ne visada. Kažkaip neteisingai dirbo variklis, kažkokios bėdos elektronika, kurių nepavyko išspręsti, tai Sandra vėl paskolino F22. Dusk till dawn, I turn my speakers on. Why they wanna play with the king? I told them meet LeBron. There's darkness in my city, wrong moves and you won't see the sun. They be talking loud but never been where the creatures hunt. And bleed for this dream, so why your eyes closed but running through the pain? Look at me and now my strides go. Every single scar on my skin, another milestone. Battles in the dark came out shining with the lights on. Look, but I don't think they listening. I don't think they heard me. I don't think they listening. Nah, I don't think they heard me. As above, so below. So it goes, so it goes. Try not to disrupt the flow. Be water, let it go. Cause underneath it all it's empty. You'll have to wait and see for yourself. Cause all this glamour can be tempting. And in the end it's you and no one else. Say less and learn more. In observation you can't absorb the beauty that surrounds you. Cause what you see is how it sounds to you. No, I don't think you're listening. Yeah, I don't think you heard me. Yeah, I don't think you're listening. No, I don't think you heard me. 85. Kad nepaimsiu, biškai paspardžiau. Per greit atėjai toks vaizdas. Čia greičiausiai dėl šito pamažino, nes labai ilgai kabėjai, atsidarėjai tada ir jau atsidarėjai, užsiputojai ir negrįžai. Ahí lo tenemos al piloto lituano a manos de este F22 espectacular. Ahí lo tenemos a cabeza, ojo, hay problemas para Jeff Levicas, parece que se queda recto. Estaba con muchísima la humanidad la espera que va dejando Jeff Levicas, está poniendo los neumáticos de su mujer. Últimos metros, cruza la línea de meta Jeff Levicas. Biškai susimakalau. Aš to mėgstu. Bet tau tiesiog ratą atkėlė priekinį. Tai. Jis nekėlė vietą, atkėlė ratą. Tiesiog? Po antrą klipu. Nu taip gavus. Ja, op. Kad kažkada kaip korekcija gazą, pradėti žiūrėti.
Kažką pamakalavau, stabdį paliečiu, paimtų, žinai. Sveiki, drifto fanai, sveikinamės iš Ispanijos Jarama trasos šalia Madrido. Čia vyksta Desafio Europio, tai turbūt jeigu verčiant jau į mūsų lietuvių kalbą, tai reiktų suprasti, kad tai yra čempionų taurė. Taip ispanai pozicionuoja būtent šį renginį. Šeštadienį trumpos treniruotės ir kvalifikacija, sekmadienį trumpos treniruotės ir poriniai. Išgyvenai? Tai ką, mūsų Ispanijos varžybos baigėsi to, kad Gediminas top 16 lit padarė klaidą, Manė Lovaka lit padarė klaidą ir mes kažkaip visi tikėjomės, kad bus čia one more time'as. Bet teisėjai nusprendė, kad į top 8 patenka italas. Nu ką, apie trasą, tai sportininkai startuoja po arką, čia statosi, ima pirmą klipą, apie jį pasakysiu daugiau, antras, trečias. Trečias klipas yra ta vieta, kur finišuoja Driftmaster trasa, nes jį eina iš priešingos pusės į kalną.
Tai man su pirmu klipu nepatinka porą dalykų, kad teisėjai leidžia būtent jį paimti būtent galiniais ratais netgi, nors reiktų imti priekiniais ir už ėmimo galiniais ratais tai nėra kažkoks deductionas ar netgi unchaseable. Tokie artimi poriniai čia gaunasi, taip sakant, sudėtingi, nes chase'as nebeturi, taip sakant, kur kartais dėtis. Ir kitas momentas su trasa dar yra toks, kad būna tokių situacijų, kai kažkam pabėga priekis ir tos dvi padangų krūvelės yra nekartą nukentėjusios. Tai per šeštadienį tai vyko būtent 2 kartus. Tai, sakykime, ten toks saugumas tos vietos toks yra toks savo, pavadinkim taip. O tolimesnė dalis tokia yra prastesnė, kad nuo 2 iki 3 klipo labai dažnai didesnė sportininkų dalis, tai tenai kabo ant rankinio, ir turbūt tą trasą normaliai suvažiuoja, turbūt daug dievė 10, kokių 15 sportininkų. Tai va, man trasa tokia kaip ir nieko, bet jį būtų daug smagesnė, jeigu tas būtų šiek tiek atlikta, šiek tiek konfiguracija būtent su klipais. Tai va, man tai net nežinau, turbūt kokie 3-4 balai. Geriausias būdas patekti tribūnas yra šis autobusas, nes kitu atveju teks eiti pėsčiom apie minučių 15-20. Tai su juo pavažiuoti apie 5 minučių ir būnat vietoj. Iš tikrųjų yra tik tai toks vienas neblogas taškas, kur matysis apie 80% trasos, gal kiek daugiau, bet tenai, taip sakant, tie taškai būna labai mikliai užimti. Dalis ir būna yra su stogais, dalis be stogų. Tai nežinau, aš tribūnom parašyčiau kokius 7 balus. Iš tikrųjų, renginio atmosfera yra tikrai faina, puiki. Ispanai yra imlus driftui. Tai atmosferai duočiau 5 balus. Maistas taip pat yra įvairus, platus, jis nėra brangus, ypač po lietuviškų kainų, tai maisto pasirinkimui irgi duočiau 5 balus. Kalbant apie pramogas, tai yra labai daug vietų, kur būtų galima ar kažkokius modeliukus apsipirkti, ar suvenyrų. Čia yra pastatyta tik maža dalis automobilių, tai šitam kriterijui duokim 5 balus. Parkavimas yra ne visai patogus, nes tu važiuoji iki trasos, bet paskui tą automobilį reikia kažkur palikti, tada pakankamai toli paeiti iki šitos būtent zonos, tai aš parašyčiau parkingui būtent 3 balus. Medijos darbas turbūt yra vienas prasčiausių, ką tenka matyti, nes yra realiai 2 taškai, kur medija gali prieiti. Ant, pavadinkime, tokios špilkos. Kita dalis yra kirtimas per trasą, bet, pavyzdžiui, šiandien per pirmas 2 treniruotės kirsti trasos neleisdavo, dėl to, kad tiesiog neleisdavo. Viskas. Paaiškinimo būtent nėra. Taip sakant, jeigu būni toj vietoj, tai gali labai ilgai pastrikti, tai, taip sakant, dirbti nepatogu. Vienintelis iš tokių pliusų tai yra medijos kambarys. O medijų kambarys atrodo, štai tai vat. Tai vat, nežinau, čia turbūt objektyviai galėtume mes parašyti, nežinau, 1,5 balo iš tikrųjų. Infrastruktūra. Trasa turi nemažai pitų. Čia matom 18 numerį, ten jų daugėja, tai iš tikrųjų pasiplanavus iš anksto galima savo tuos pitus pasirezervuoti. Tai tas dalykas yra fainas, smagus, jeigu nenori tų pitų, gali būtent neimti ir įsikurti prie tų visų prekybininkų. Yra dušai, yra normalūs tūlikai, tai yra su kondicionu arba su šildymu. Čia tikrai galim parašyti 5 balus, nes iš tokių retesnių vietų, kur galima patogiai savo darbuotis. Tai yra mūsų paskutinė apžvelgta trasa šiemet. Turime ten tokį trasos reitingą iš 12 pozicijų. Tai vat. Ačiū uždėmesi. O dabar mes keliamės į Modžiūnus, kur atvyko ir Danielius, kuris išbandys jau nebe simuliatoriaus automobilį, o būtent tikrą. Tai vat, pasižiūrim, kaip jiems seksis ir pakalbinsim jį po mūsų šitų treniruočių. Važiuojam!
pasimetimą daryk S raidę, kad tu į sieną važiuotum, turėtum laiko pastabdyti. O tu tokį tikštį ir nėra kur važiuoti. Tada žaidai ten kol ištepi. Tu gali čia beveik viską, kad su 3 rankim. Sveiki visi, tai šiandien išbandžiau pirmą kartą pavažinėti realybę su tikrąją mašiną. Labai dėkoju Sandrai ir Gediminui Levickui, kad davė tokią galimybę. Tikrai svajojau apie tai būdamas simdrifteriu. Tai man asmeniškai tikrai labai patiko. Supratau tai, kad po simdrifto tikrai realybėje nėra taip sunku, kai aš turiu tiek daug sugebėjimų drifte, supratimo. Tai emocijos tiesiog, wow, man labai patiko tikrai.